Vakarą Budapešte. O jų bus net 3 šiame finale. Pažiūrėsim, kokią tvarką bus pristatomos sportininkės stadione. Folorunso, kaip ir galima buvo nuspėta, Jomidė Folorunso, Italijos atstovė, 53-89, vienas iš kukliausių asmeninių rekordų šioje kompanijoje. Kuris yra Italijos nacionalinis rekordas. Ana Kokrel, trečias numeris JAF rinktinėje. Pusfinalyje pagerinusi asmeninį rekordą. Pernai ant nugalėtojų pakilos buvo Sydney McLaughlin, ji laimėjo bėgimą pasaulio pirmenybėse, užfiksuodama galingą pasaulio rekordą. Dalaila Mohamed iš JAF buvo trečioje vietoje, Femke Bol tarp jų įsiterpė. Tai abiejų amerikiečių nėra šiame finale. Čia matėme ir Jennifer Russell, dabar yra Rachel Clayton. Dvi jamaitietės. Ir trečia. Andrenette Knight. 53-26. Iš šio finalo dalyvių jį trečia pagal šio sezono geriausią rezultatą. Sparčiau bėgo tik Shamir Little ir Femke Bol. Jos, manau, bus pristatytos paskutinės. Kemija dėkoja. Net 2 kartus jau šiame čempionate pagerino savo asmeninį rekordą. Bahreino bėgikė. Shamir Little. Reikia naudotis progą. Little jau keletą metų McLaughlin ir Mohamed šešėlyje, o dabar kelias tarsi ir laisvas. Pajėgių tautiečių nėra. Mohamed dalyvavo šiose pirmenybėse, tiesiog nepateko į finalą. Femke Bol. Oi, vos nesusidūrė su varžybų teisėju. Laimiai nebuvo jokio kritimo, jokių kritimų ir norėtųsi palinkėti šiame didžiajame finale. Femke Bol startuos 6-ajame takelyje. Čia dar kartelį kūjo metikių džiaugsmo akimirkos. Panašu, kad visos sportininkės labai emocingai išgyvena šią akimirką ir džiaugiasi pergalėmis. Viena kitai dėkoja už kovą, sveikina iškovojus medalius, nesuvaidintos emocijos tiesiai iš Budapešto. Labai įdomus 400 metrų barjerinio bėgimo finalas mūsų laukia. Femke Bol šiais metais savo varžoves lenkia 1 sekundę su trupučiu. Čia matome pakartojimą 400 metrų distancijoje. Kirani Jamesas keletą kartų mynė vidinę liniją ir tai yra diskvalifikacija. Tai yra diskvalifikacija. Jis vis tiek į trejetą nepakliuvo, tiesiog diskvalifikuojamas ir Šonas Beilį kyla į 5. poziciją, Ingvalsonas atitinkamai į 6, Vanikirkas į 7. Po kiekvieno bėgimo teisėjai dar kartą peržiūrė epizodus dėl galimų taisyklių pažeidimų. Šiuo atveju būtent ta peržiūra pasiteisino. Kirani Jamesas buvo diskvalifikuotas. Dar dėl Rodgers tokia pastabėlė. Čiagi antras kanadiečių medalis šiame pasaulio čempionate. Ar matai, įtemk savo atmintį, kasgi nustebino ir kokioje rungtyje siejančioje jį su Rodgers iškovojo aukso medalį. Labai apsidžiaugiau, kai pradėjai dalinti užuominas, nes iš pradžių galvojau, kad sudegsiu ir tikrai neatsakysiu į šį klausimą. Betgi Katsbergas iš Kanados kūjo metimo rungtyje pasidabino taip pat auksu, taigi Kanada demonstruoja raumenis kūjo metime. Iš ties, netoks ir dažnas sutapimas, kad tokioje rungtyje abu aukso medaliai iškeliautų į tą pačią valstybę.
Ir jos pavadinimas kūjo metimo atveju nėra Lenkija, nes jeigu, sakykime, Vlodarčik ir Novicki, tai arba Vlodarčik ir Faidekas, prie tokių porų mes buvome pripratę anksčiau, bet va dabar į Kanadą. Identiški žodžiai buvo galvoje per šitas keletą dienų, mintis tiesiog tapatinasi. Finalas. Femke Bol prieš būrį jamaikiečių, prieš Shamyer Little. Ir dar kartą visas sąrašas. Cockrell, Clayton, Adekoya, Bol, Little, Knight, Russell, Polurunso. Femke Bol šį sezoną pasiekdama savo asmeninį rekordą numoklino per 51-45. Nurūko tiesiog. Įdomu, kad net 6 merginos iš šio finalo savo asmeninius rezultatus užfiksavo būtent šiais metais. Ir tai netiesiogiai patvirtina, jog dėsningai kvalifikacija susiklostė ir pateko į finalą tos, kurios ir turėtų ten bėgti. Paskutinis šio vakaro transliacijos finalas. Moteris 400 metrų barjerinis bėgimas. Labai įdomus, labai įtemptas. Žiūrime, kaip viskas susiklostys. Kažkodėl nuojauta kužda, jog reikia atidžiau pasiekti ketvirtą taką. Andrenet Knight, kad jau turim tokį jamaikietišką vakarą. Bet aišku, pusantros akies bus nukreipta į Femke Bol. O pusę akies reikia stebėti, aišku, ne tik Knightą ir tą pačią Shamyer Little. Žiūrim. Shamyer Little labai galingai startavo, būtent ji pirmoji ir įveikė pirmąjį barjerą. Cockrell išorinėme takelėje taip pat bėga labai greitai. Ji kol kas pirma, Femke Bol antroji. Žiūrėsime, kaip viskas klostysis antroje distancijos pusėje. Cockrell kol kas vis dar pirma. Femke Bol jungia aukštesnę pavarą ir dabar jau bando vyti savo varžovę. Netrukus finišo tiesioji, kol kas Cockrell ir Bol vis dar vienodai įveikia barjerus. Bol finišo tiesioji ir Nyderlandų superžvaigždė pasileidžia į pirmąjį savo titulą 400 metrų distancijoje su barjerais pasaulio čempionate. Koks bus rezultatas? Femke Bol 51 sekundė 70 šimtųjų, tai nėra geriausias jos rezultatas, bet nepaisant to, po visų negandų pirmąją čempionato dieną Femke Bol iš Nyderlandų tampa pasaulio čempionate. Prakeiksmas nutrauktas šio čempionato. Jos dar laukia startas 4x400 metrų estafetėje. Ten Bol taip pat bandys nešti Nyderlandų vėliavą, bet dabar labai didelis žingsnis Femkės Bol karjeroje. Tu gali būti geras sezono eigoje, gali demonstruoti puikius rezultatus, bet jeigu neiškovosi pasaulio čempionės titulo, kuomet nėra Sydney McLaughlin, tuomet klaustukų gali kilti daugiau. Shamyer Little antra, Clayton trečia, Jamaikai dar vienas medalis. 1/100 skyrė Little ir Clayton. Jamaikietė taip gerokai spūstelėjo JAV sportininkė, kurios šokių galėjome dabar pasigrožėti. Labai gražus finalas ir pirmuosius 200 metrų Cockrell bėgo labai įspūdingai. Tuomet amerikietiai pradėjo sekti jėgos, o Femke Bol paskirsčiusi jėgas visos distancijos metu. Labai galingai bėgo paskutinius 150 metrų, nuo finišo tiesiojoje jai nebebuvo lygių ir dabar priešingai nei šeštadienį Femke Bol gali kelti savo šalies vėliavą į viršų ir triumfuoti 400 metrų barjerinio bėgimo finale. Dar labai domina, ar Adekoya trečią kartą pagerina savo asmeninį. Tarp kitko taip. 53,9 toks nuo šiol yra Azijos rekordas, nes Keme Adekoya atstovauja Bahreinui. Clayton trečioje pozicijoje su asmeniniu rekordu 52,81. Cockrell taip pat gerina asmeninį rekordą, taigi tas labai greitas startas, prastesnis finišas
nesutrukdė jai pagerinti geriausio karjeros rezultato. 53 sekundės 34 šimtosios. Ir akivaizdu, kad Cockerill tikrai tobulėja ir eina į priekį. Galbūt kitais metais Paryžiaus olimpinėse žaidynėse išvysime dar didesnę jos konkurenciją ir dar didesnius iššūkius, kuriuos jį bandys mesti lyderiams čia Femke Bol. Dar kartelį ir dar kartelį. Šis sezonas jai tikrai įspūdingas. Žiemą dar pagerino ir seniausią visų laikų lengvosios atletikos rekordą. Bėgimo rungtyje uždarose patalpose jis sudaužė 400 metrų bėgimo pasaulio rekordą, kuris net 40 metų buvo nepagerintas, priklausė legendiniai čekiai Jaremilai Kratochvilovai. Shamir Little po, kiek čia išeina, po 8 metų pertraukos grįžta nugalėtojų pakylos pasaulio pirmenybėse, nes sidabrą nuskynė dar Pekine 2015 metais. Nuo to laiko jokio medaliuko jokiose stambiose varžybose nebūta, nes atsirado geresnių už Little net ir vietinėje JAV scenoje. Na ir visada yra svarbu, visada yra malonu labai sugrįžti. Na ir nori horizontalioje pozicijoje šią akimirką maksimaliai pasimėgauti Shamir Little, nors Femke Bol jau suka garbės ratą aplink stadioną. Dvi jamaikietės šio sąrašo dugne, bet Rachel Clayton bronza, manau, Jamaikai yra visai neblogas grobis šioje disciplinoje. Šauniai šovė šiandien Jamaika bendroje medalių įskaitoje. 2 aukso apdovanojimai įkrito, taip pat nemažai ir kitų spalvų medalių. Na čia dar kartelį mums rodoma Femke Bol, kuri bėga garbės ratą, mojuoja sirgaliams. Labai graži dar viena transliacija, daug gražių akimirkų. Kūjo metimo rungtyje paaiškėjo nugalėtoja Rodgers iš Kanados. Šuolyje į tolį, kaip ir prisimename ir tikriausiai nepamiršime, kokia kova ten virė, ir Miltiadis Tentoglou paskutinių mėginimų iškovojo auksą. Williams 100 metrų barjerinėme bėgime Jamaikai iškovojo aukso medalį ir pradėjo tą įspūdingą sesiją. Na ir galiausiai viską vainikavo moterų 400 metrų barjerinis bėgimas. Dar viena diena Budapešte pasibaigė, bet dar 3 dienos laukia. Čempionatas, pasaulio pirmenybės tęsis iki pat sekmadienio vakaro. Rytoj, kaip ir minėjome, Lietuvos garbę gins dar keli atletai. Edis Matusevičius ieties metimo rungtyje žinoma, ir Airinė Palšytė šuolyje į aukštį. Bet visą tai nutiks rytinėje programos dalyje, o LRT transliacija prasidės kaip ir šiandien 8:30 vakaro, taip kad teks papasakoti jau apie tai, kas nutiko šuolio į aukštį ir ieties metimo sektoriuose, o finalų taip pat rytoj nestiks. Trišuolis, ietis, 200 metrų moteris, 200 metrų vyrai, tikrai bus rytoj į ką pažiūrėti. Na ir ką, prieš atsisveikindami vėl prisimename Ukrainos nepriklausomybės dieną ir linkime šiai šaliai stiprybės bei sveikiname Femke Bol dar kartą iškovojus pagaliau pasaulio čempionės titulą. Na ir taip, rytoj rytinėje transliacijoje 2 lietuvių startai. Naujienas iki vakarinės transliacijos pradžios galėsite sekti portale lrt.lt. Ten žurnalistas Martynas Nesavas pasirūpins, kad visos naujienos būtų pristatytos ir mūsiškių rezultatai aprašyti. Ta gaida ir baigėme ketvirtadienio